Taigi, grįžtame prie mūsų temos - žaidimų kūrėjų daromos klaidos. Tomas Caldwellas identifikavo 6 dažniausiai pasitaikančias, tokias kertinės svarbiausias klaidas. Aš jas pateiksiu ne tokia chronologinė tvarka kaip Tomas, bet ta tvarka, kaip man atrodo, kad jos yra svarbiausios. Taigi, pirma klaida yra kūryba savo pačiam. Ir šitos klaidos esmė yra tokia, kad mes kaip žaidimų kūrėjai, mes mėgstame kažkokius žaidimus ir mums gerai sekasi kurti tai, ką mes mėgstame ir mes kūrėme tai, ką mes mėgstame. Ir sakytumėt, kame čia yra klaida. Jūs turėtumėt įsivaizduoti, suvokti vieną dalyką, kad ne visi žaidėjai mėgsta tai, ką mėgstame mes. Ir žaidimų kūrėjai dažnai yra entuziastingi žaidėjai. Ir jie daug žaidžia įvairių žaidimų ir jų skonis laikui bėgant vystosi. Jie iš pradžių žaidžia paprastus žaidimus, paskui vis sudėtingesnius, vis įmantresnius ir jie vis nori kažko įmantresnio, geresnio ir tobulesnio. Ir jie labai dažnai įsivaizduoja žaidimą, kurį norėtų žaisti. Ir būtent tą žaidimą jie dažniausiai ir nori kurti. Ir nori įdėti visas idėjas, kurių jiems trūksta kitose žaidimuose. Ir labai dažnai tai yra visiškai ne tai, ko nori paprasti žmonės. Nes paprasti žmonės tiesiog nori gerai praleisti laiką ir tų įmantrių dalykų jiems dažnai nereikia. O žaidimų kūrėjai dažnai įdeda daug energijos ir laiko į tam tikras detalės, kurios visiškai nepagerina paprasto žaidėjo gerai praleisto laiko, pačios laiko kokybės. Jūs galima būtų padaryti analogiją su maistu. Įsivaizduokite, kad žaidimų kūrėjas yra gurmanas, kuris nori labai skanaus maisto ir nori pajusti skonių ir aromatų visumą, kažkokią tai konjunkciją. O paprasti žaidėjai yra kaip paprasti žmonės, jie tiesiog nori skaniai ir sočiai pavalgyti. Taigi, koks yra rezultatas tokio dalyko? Tiesiog paprasti rezultate mažai žaidėjų mėgsta tai, ką jūs padarėte. Yra žmonės, kurie yra gurmanai kaip ir jūs, jiems tai patinka. Paprasti žmonės dažniausiai nesupranta, ką jūs norėjote to padaryti. Ir mažos vertės, mažos emocinės vertės detalės tiesiog suvalgo per daug jūsų dėmesio. Jūs investuojate į tai per didelį kiekį resursų. Kokios priežastys yra? Kaip minėjau, kūrėjai gerai kuria tai, kas jiems patinka ir sureikšmina tai, kas jiems patinka. Ir Tomo Caldwello siūlomi sprendimai yra sekantis. Jisai siūlo pasinaudoti jūsų kolegų kritiką. Jeigu jūs turite kažkokią tai idėją, kuri jums atrodo labai labai gera ir labai šauni, pasitarkite su savo kolegomis, ar iš tikrųjų taip yra. Mano, pavyzdžiui, patirtyje buvo toks momentas. Aš labai mėgstu strateginius žaidimus ir vienu momentu aš nusprendžiau, kad aš noriu padaryti strateginį stalo žaidimą apie Žalgirio mūšį. Aš sukūriau idėją, sukūriau visą viziją, kaip aš įsivaizduoju, kaip viskas turi būti. Ir ten turėjo būti daug detalių, daug įvairiausių skirtingų dalinių, kurie turi skirtingus judėjimus, skirtingai veikia kito pajėgumo dalinius. Buvau numatęs, kokiu būdu aš skaičiuosiu nuostolius, kaip aš įvertinsiu moralę, kaip aš įvertinsiu pačią junginių tvarką, ar tai yra tvarkingas junginys, kuris tik tai įeina į mūšį, ar tai jau yra dalyvaujantis dalinys, kuris dalyvauja ilgai mūšyje. Ir aš pasidalinau šitą idėją su savo kolega, pristačiau jam, paklausyk, kokią aš puikią idėją turiu ir koks bus šaunus žaidimas. Ir iš savo kolegos reakcijos aš supratau, kad greičiausiai tai nėra labai gera idėja, nes jisai nėra didelis strateginių stalo žaidimų mėgėjas, nors šiaip jisai yra irgi entuziastingas žaidėjas. Jam tiesiog nepatiko, jam pasirodė tai per daug komplikuota, per daug ilga ir netgi nuobodu. Jisai manęs paklausė, kokiu būdu
vyks interakcijos tarp dviejų žaidėjų, kurie valdo vieną ir kitą pusę, o ne... Ir vėliau jis manęs paklausė, kiek laiko užtruks vieno žaidėjo įėjimas. Ir gavosi, aš supratau, kad ko gero tai užtruks pusę valandos ir kitas žaidėjas pusę valandos tiesiog neturės ką veikti. Taigi kolegų kritika yra kertinis dalykas, bet turi turėti omenyje, kad kartais entuziazmas yra užkrečiamas. Ir jeigu jūs galite užkrėsti savo kolegą savo entuziazmu ir jie gali pritarti jums. Tiesiog turėkite tai omenyje. Kitas dalykas, jūs turit pasižiūrėti, koks ratas žmonių entuziastingai priima jūsų idėją. Galbūt yra 3 žmonės, kurie entuziastingai priima, o kitas ne, ir turėtumėte įsiklausyti į jo nuomonę, kodėl jisai neturi tokio entuziazmo kaip kiti, galbūt jisai mato kažkokių tai problemų tame. Ir dabar aš norėčiau, kad jūs prisimintumėte prieš tai jums duotą užduotį. Aš prašiau, kad jūs įsivaizduotumėte, kokį žaidimą jūs norėtumėt sukurti. Ir pagalvokite, ar šita rizikos zona, kūryba savo, ar tai nėra rizikos zona, kuri rizikinga ir jums. Ar tas žaidimas, kurį jūs norite sukurti, nėra būtent toks žaidimas, kuris yra įdomus tik tai jums. Ir ar jūs pagalvojate, ar tas žaidimas, kurį jūs norite sukurti, kam dar jisai bus įdomus? Ar jis bus įdomus visiems žmonėms, kurie nebūtinai turi tokius pačius pomėgius kaip ir jūs. Ir aš norėčiau jums duoti naują užduotį. Jūs jau įsivaizdavote, kokį žaidimą jūs norite sukurti. Dabar aš norėčiau, kad jūs įsivaizduotumėte, kas yra pats šauniausias dalykas jūsų žaidime. Pavadinkim tai žaidimo vinis. Kas tai yra? Kodėl tai patiks žaidėjams? Kaip tai veiks? Ką žaidėjai konkrečiai turės daryti? Ir kokį rezultatą žaidėjai pasieks? Ir aš norėčiau, kad jūs įsivaizduotumėte, kaip jūs sukursite šitą dalyką. Kokie yra žingsniai? Tarkim, ten 3 ar 5 žingsniai. Tam, kad sukurčiau šitą dalyką, aš turėsiu padaryti 1, 2 ir 3. Ir vėlgi skirkite tam kokių 15 minučių, nedaugiau, ir mes grįšime po pauzės prie sekančios laidos.